Su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Palangos filialo pirmininkė Daina Vitkauskienė kalbamės apie regos negalios horizontus, apie kylančius sunkumus, iššūkius, o taip pat ir džiaugsmus, bendrystės jausmą ir žinoma, kalbamės apie šventinį šurmulį, apie nuotaikas, kuriomis gyvena Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Palangos filialo bendruomenės nariai. Taigi, gerbiama Daina, šventinis šurmulys, stebuklo laukimas ir didelė bendrystė. Šie teiginiai vienija ir jūsų bendruomenę. Taigi, prašau, papasakokite, su kokiomis nuotaikomis, su kokiomis viltimis didžiąsias metų šventes pasitinka jūsų bendruomenės nariai. Sveiki gyvi. Palangos neregių ir silpnaregių bendruomenė, o nuo šių metų jau Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Palangos filialo nariai, kaip ir visi paprasti Lietuvos žmonės, nekantriai ir nuoširdžiai laukia ateinančių švenčių. Mes kaip ir visi, aišku, turime rūpesčių, turime problemėlių, turime visokiausių techninių tokių sprendimų, kaip nusipirkti maisto, kaip pasidaryti stalą šventiškesnį, kaip pasipuošti, kaip sulaukti svečių, kaip paruošti dovanas. Na ir visi gyvename tuo laukimu ir noru, kad šventės būtų gražios, kad jos būtų neregio akimis žiūrint skanios, skambios, linksmos, spalvingos, garsinės ir visokios kitokios, kurios kutena mūsų ne tik tą silpstančią regą, bet ir kitas jusles. Mes norime tos bendrystės, mes norime draugų, mes norime kažkur išeiti. O Palangoje gyvenantis neregiai tikrai turi ką veikti visą šitą baigiamąjį laikotarpį. Na, mes jau kelintą savaitę, vos ne kelis kart per savaitę įsiruošiam įvairiausius miesto renginius, į šventes, į muges, dalyvaujame patys ir ruošiamės šventės pasirengimui. Na, pavyzdžiui, šiandieną mes gaminome iš senų brailio raštų parašytų sąsiuvinių, gaminome kalėdinės tokias, lankstėme eglutes, jas dekoravome, pasipuošėm savo patalpą, padovanojom kaimynam, kiti įsinešė namo. Prieš keletą savaičių bendraudami su Palangos gintaro muziejumi, mes kūrėme edukacijas, tokius paukštelius iš senų, iš nugludintų pajūrio medžio pagaliukų, iš gamtos gaminių ir taip toliau. Ir kartais žmonės galvoja, kad nematantis žmogus, taigi jis nemato, jis negali nieko. Bet žinokit, nematantis žmogus turi labai daug, nes 80% jo netekusios regos kompensuoja kiti pojūčiai. Tai mes, žinokit, tos paukštelius lietėme, juos dažėme, juos rinkome, sumovėme, kūrėme snapelius jiems, dekoravome įvairiausiais augalais ir sukūrėme labai gražią ekspoziciją darbelių, kurias visi parsinešėm namo. Mūsų švenčių laukimas susideda iš to, kad pavyzdžiui šiandieną mes sukūrę eglutes nukeliavome pas savo kaimynus į jaunimo erdvę be stogo Palangoje, kur vyko fotosesija. O kiek ten buvo juoko ir žavesio, kai mes vienaip ir kitaip susėdom ir vienaip ir kitaip pozavome ir su kepuraitėm, ir su nykštukais, ir rogutėse susėdę, ir dar visaip. Nes mes tokie patys žmonės. Jeigu mes tos savo atvirukus, tos savo patys jų nematydami, galėsim juos nusiųsti savo vaikams, artimiesiems, pažįstamiems ir taip, kad mūsų tos šventės būtų gražios. Juk nematantis žmogus yra toks pats žmogus, turintis tos pačius pojūčius, turintis tą patį norą gyventi ir džiaugtis. Ir būtent tas mūsų bendravimas kartu tiesiog padeda žmogui pamiršti, kaip yra blogai, kai tu nematai, kaip yra blogai, kaip staiga sutrinka rega, kaip yra blogai, kaip artimieji tavęs nesupranta ir palieka namie sėdėti, pasakydami, kad mes taugi atnešam valgyti, ten drabužių turi, šiltuko tau dar reikia. O kad tam nematančiam žmogui reikia bendrystės, reikia žinių, reikia išėjimo, reikia tos pačios kompanijos, tokių pačių žmonių kaip ir jis nematantis. Tai va taip mes ir gyvenam ir laukiam tų ateinančių švenčių, lygiai taip pat kaip ir visi žmonės. Jau 39 metus dirbate su regėjimo sutrikimus turinčiais žmonėmis.
su kokiais didžiausiais rūpesčiais ir sunkumais kreipiamasi į jūs ir ar vis dar tenka susidurti ne tik su fizinėmis sienomis kabutėse, bet ir socialinėmis. Gal galėtumėte pasidalinti savo ilgamečio kilnaus darbo ir paslaptimis ir tą sėkmės formulę? Taip, ilgas darbas ir įvairios pareigybės tiesiog mane išmokė dar labiau mylėti žmones, dar labiau juos suprasti. O žmonės ateina paprastai, ne iš gero gyvenimo, neieškodami įdomios veiklos, o ieškodami pagalbos, kartais desperatiškai būsenoj būdami, kartais nežinodami, kaip toliau gyventi. Kaip aš sakiau, kartais nesuprasti savo artimųjų ir aplinkinių. Kartais ateina ir pikti, ir pavargę, ir nusivylę gyvenimu. Taip kad ta patirtis įgyta, jinai tik padeda dar labiau pažinti žmonės, dar labiau pažinti man save, kaip aš su jais bendrauju, kaip aš suprantu jų vienokį ar kitokį, kartais galbūt ir keistą, kartais ir neadekvatų, ar piktą kažkokį elgesį. Nes į kiekvieno kailį mes žmogaus neįlysime. Ir kaip jam yra blogai netekusi regai, tik jisai pats žino. Bet mūsų, kaip aš vis atsakau, reikalas, mes akių naujų žmogui neįdėsime, bet mes galime kartu mėginti gyventi kokybiškesnį gyvenimą. O ateina žmonės įvairiai, jie klausia, o tai ką jūs čia man operaciją padarysit, o tai ką tai jūsų organizacija, čia gal jūs sakinius nuo jūs išrašinėjat, o tai ką jūs čia darot. Taigi, kaip ir sako, valstybė duoda pensiją, valstybė duoda kažkokias priemonės, gydytojai pagydo, žmogų paleidžia ir pasako, viskas, tu toliau nebematysi visą likusį gyvenimą. Tai atėjęs toksai žmogus, jisai tikrai kartais išlipa iš tos baisios juodos duobės, kartais, žinokit, ir neišlipa, ir jie būna šalia mūsų, mes stengiamės būti šalia jų ir suprasti, kas vyksta, kodėl taip vyksta. Kartais pabuvimas šalia, paskambinimas ir paklausi, o kaip tau sekasi, o kaip tavo kalėdos, nueiti su porą šiltų kojinių, ar nueiti su kalėdiniu puoduku pas jį į svečius, ir tai jau, žinokit, jam yra didelis atradimas. Mūsų bendruomenė tai nėra tik visiškai nematantys žmonės. Didžioji dalis jų yra, stiprus silpnaregiai, dar turintis tą regėjimo kažkokį likutį, galbūt iškreiptą, galbūt tą, kuris ir trukdo labai. Mūsų bendruomenė žmonės yra dažniausiai vyresnio amžiaus, kurie ir taip jau tą gyvenimo naštą juos dažnai būna prispaudusi, jau būna visokių įvykių įvykę, ir tai irgi įtakoja tą gyvenimo kokybę ir tam džiaugsmui. Ir, atėjęs žmogus kartais ir nežino, o ko aš turiu eiti į tą Aklųjų sąjungą. Taigi vis tiek aš nieko nebematau ir jie man nieko nepadės. Ir dėja, ne visi tikrai ateina žmonės. Aš žinau ir pati, kad ir Palangoje yra tokių žmonių, kurie, nedrįsta ateiti iki mūsų, nebesiryžta. Bet aš labai džiaugiuosi, kai aš gaunu, pavyzdžiui, žinutę ir man parašo viena moteris: sveiki gyvi, aš žinau, kad jūs labai smagiai ir įdomiai gyvenat, aš noriu ateiti pas jūs, nes aš žinau, kad jūs čia kažką veikiate, aš turiu regos negalią. Arba sutinki žmogų gatve einantį, arba nuėjus kažkur pas gydytojus pasako man kumšt, žinok, va toks ir toks žmogus norėtų ateiti pas jūs, bet nedrįsta. Tai tas atvejs kiekvienas yra unikalus, užtat, kad ir kiekvienas žmogus, kuris ateina į mūsų bendruomenę, yra taip pat unikalus. O ką mes padarome iš tikrųjų? Ne tik džiaugiamės ir susikibę rankomis sėdime. Mes tiem žmonėm padedam susigaudyti tuose visokiuose įstatymų labirintuose, kaip jam tvarkingiau ir greičiau susitvarkyti negalę, dalyvumą dabar, jeigu jis jo neturi, kaip greičiau gauti ir kokias kompensacinės priemonės. Kaip greičiau pradėti skaityti garsinės knygas. Tikrai galiu pasidžiaugti, kad mano palangiškiai beveik visi naudojasi šitą paslaugą ir skaito labai įdomias garsinės knygas. Kaip kartu nueiti į spektaklį, į koncertą, į baseiną, mes vaikštom į Palangos baseiną, ir kai mes ieškojom tų galimybių, kaip ateiti pigiau į tą baseiną, man baseino vadovas sako, Daina, ko tu stebiesi? Sakau, taigi mano žmonės kiti aplamai nėra buvę dar baseine. Tai sako, tai daug palangiškių nėra buvę baseine. Sakau, palauk, bet jie neina dėl to, kad jie to nenori,
O mano žmonės neina dėl to, kad galbūt jie negali, jie nedrįsta, jie bijo vieni, jie nepasitikė savim. Nu jo, sako, tu čia esi teisi. Todėl, kad norėti ir galėti yra du skirtingi dalykai. Kartais mes iš valdžios, iš viršūnių girdim tokius, keistus posakius. Taigi mes padarėm neįgaliesiems pandusus, rampas, orientyrus, sudėjom neregiam ir taip toliau. Ir jie neteina į koncertą, ar ten į muziejų kokį neina, ar dar kažkur. Aš visada sakau, bet paklauskit, ar tie žmonės nori ateiti, ar juos sudominot, kad jiem būtų įdomu ateiti. Neužtenka nutiesti tą kelio, neužtenka padaryti panduso. Reikia dar ir su žmogum bendrauti žmogiškai, kad jis norėtų pas tave ateiti, kad jis norėtų aplankyti tą renginį. Tai va čia yra kartais tie išoriniai, aišku, dirgikliai, mums irgi trūksta apšvietimo, mums trūksta orientyrų, mums labai smulkiai informacija parašyta, parduotuvėse, autobusų stoty, dar bet kur nuėjus, bet čia yra taisomi dalykai. Tai yra vienaip ar kitaip mes bendraujam su savivaldybė, su daug institucijų, einam, beldžiamės, kalbamės, gražiuoju, bet labai svarbus yra tas žmogiškasis faktorius, kad priimti pirmiausia žmogų, o paskui tik jo negalę. Kad su juo kalbėtis, kodėl jis čia atėjo, o tik tada paklausti, ar jis čia perskaito, ar jam čia slengstis saugus yra, ar dar kažkas tai tokio. Nes neįgalus žmogus, aš jau kartojuosi, yra toks pats žmogus kaip ir mes visi. Taip, ir pratęsiant jūsų atsakymą, kitą klausimą norėčiau skirti būtent integracijai. Taigi skirkime dėmesio ir aklųjų silpnaregių integracijai, kaip akluosius ir silpnaregius pasitinka didžioji visuomenės dalis ir su kokiomis stigmomis vis dar tenka susidurti. Čia yra ko gero keletas tokių niuansų. Tai visų pirma, kai dauguma įsivaizduoja, kad neregiai tai yra visiškai nematantys žmonės 100%, jų, ačiū Dievui, yra tikrai netiek daug. Mes gal tik skaitom per Lietuvą, gal 1000 koks yra, aš Palangoj gal turiu 4-5 tokius žmonės. Viso Palangoj mūsų yra dabar šiuo metu 20 žmonės su regos negale. Didžioji dalis turi tą silpną regėjimą ir žinokit, koks yra paradoksas. Jeigu ateina neregys su balta lasdelė, tai jį sodina, būtinai sodina. Nesvarbu, kad tai jaunas, aukštas vyras, ką tik parėjęs iš sporto salės, bet jį būtinai sodina, žinokit. Tai va, jį palydi, o kai ateina silpnaregis, tai tu dar matai, tai čia tau nieko nereikia. Ir palieka tą žmogų vieną blaškytis, toj pačioj koncertų salėj, toj pačioj parduotuvėj, toj pačioj poliklinikoje nuėjus. Tai ko, tu nematai, tai tu akinius susidėk stipresnius ar dar kažką. Va su tais dalykais, žinokit, susiduriam kasdien parduotuvėje. O tai ką, tu nematai, o tai pardavėja, atbėkit, čia viena nematanti moteris, jai reikia pagalbos ir taip toliau. Va su tuo požiūriu ir su tuo tokiu viešinimu kartais susiduriam, su tokiu požiūriu, kad, tai ką tu, arba kodėl tu vienas vaikštai. Jeigu tu nematai, tai tu privalai ateiti jau su palidovu, su asistentu, su kitu žmogumi. Palaukit, bet aš noriu viena nukeliauti į Vilnių, pas draugus kažkur ir taip toliau, bet tiesiog aš noriu pagarbos, žmogiško elgesio ir kartais pagalbos, kurios reikia žmogui, prastai matančiam. Kitos tos stigmos yra, o tai kam tam neregiui eiti iš namų? Taigi, kaip sakiau, valgyti atneša, apsirengti turi namai šilti, o tai kam tau? Tai atrodo, mums nereikia nei koncertų, nei ekskursijų, nei išvykų. Patys ir neregiai kartais dėja šitai pasako, o tai kam aš važiuosiu į tą ekskursiją? Mes šiemet su neregiais važiavome Ventės ragą, važiavom paukštelių žieduoti į Kintų muziejų. Tai buvo toks pasakė, taigi vis tiek aš nematau, o ko aš ten važiuosiu. Bet žinokit, kai grįžo, jie visi buvo tiek visi sužavėti to bendrystės, to buvimo, tos gražios gamtos, o tų mažų išsigandusių paukštelių, kuriuos mum įdėjo į delnus ir leido uždėjus žiedelį paleisti juos. Buvo šitiek virpusio. Mes net nežinom, ar tie paukšteliai labiau išsigandę, ar mes labiau išsigandę buvom, bet tai paliko labai gilų emocinį tokį, gerą emociją to, kad mes buvome, dalyvavome, užuodėme, bendravome, skanavome. Tai va šitas stigmas dar reikia sugriauti.
dalyvauti, kad neregys žmogus lygiai taip pat yra žmogus ir jisai nori į spektaklį, į koncertą, į teatrą. Labai džiaugiamės, kai mus pakviečia į spektaklius su garsiniu vaizdavimu. Va, šiemet važiavom į Klaipėdą, teko ir Kaune matyti spektaklį, patys dalyvavome. Šventojoje vasarą buvo atvykęs šokio trupė Ulna, kurie sukūrė tokį performansą, kur mes patys sėdėjom užrištom akim visi, kad būtumėm lygus, ir vyko spektaklis, pasirodymas, kuriame ir mes buvom įtraukti. Tai va, tos visos patirtis, tų pačių varžybų žiūrėjimas, krepšinio varžybų žiūrėjimas, norisi ne tik išgirsti emociją, kad kokie jie šaunuoliai ten įmetė pamparam, bet kad būtų labai aiškiai mums pasakyta, kad įmetė numeris toks ir toks, tokią pavardę, pražangą padarė toks ir toks, kad nereikiai būtų aiškus vaizdinys. Tai va, tų supratimo dalykų, žinokit, ir yra misija mūsų mokyti. Ir mes tą darom Palangoje, mes nuolat lankomės mokyklose, lankomės įstaigose. Šiemet vedė mokymus Viešbučių restoranų asociacijai, Palangos Pušyno sanatorijos darbuotojams, vedėme mokymus būsimiems studentams, kurie dirbs su socialiniais darbuotojais, o į mokyklas, į klases pas vaikus tikrai einam labai daug ir pasakojam apie tai, kaip gyvena neregiai, kuo jie naudojasi, kaip jie naudojasi išmaniosiomis technologijomis, kaip jie susiranda tą galimybę. Va, tai ir yra integracija. Mes turim susikūrę savo Facebooko grupę, turime susikūrę vidaus messengerio grupę ir, kaip aš sakau, reklamuojamės ne tam, kad pasigirti, kokie mes čia puikūs ir šaunuoliai, bet mes viešinamės tam, kad žinotų žmonės, kad Palangoje yra tokia bendruomenė, kad Palangoje galima ateiti ir praleisti laiką, kad kartu kažką sužinoti, kažką išmokti. Pas mus atvažiuoja technologijų mokytojas Jonas Petrauskas iš Klaipėdos. Jonas yra nuo gimimo visiškai nematantis, bet puikiai valdės išmaniuosius telefonus, ir mūsų seniorus moko, kaip jais kaip naudotis mygtukiniais kalbančiais telefonais, kaip naudotis išmaniais telefonais, kaip prakalbinti kompiuterį ir taip toliau. Kuo aš dar džiaugiuosi, kad tarkim mūsų Palangoje yra tik 6 žmonės turintys regos negalią darbingo amžiaus, bet 5 iš jų turi vienokius ar kitokius darbo santykius. Tai pagal Lietuvą tai yra labai aukštas rodiklis, todėl kad statistiškai skaičiuojama, kad maždaug 30–40% tik tai neįgaliųjų žmonių Lietuvoje dirba, tame tarpe ir su regos negalia. Mes tokia turbūt gyvenam specifinė mieste, bet mūsų žmonės randa veiklas. Vieni dirba kažkur įstaigose, kiti dirba pagal individualią veiklą. Tiesiog mes esam užimti ir tikrai turim ką veikti. Ką mes dar veikiame? Be to, kad einam sportuoti, lankom baseiną, o baseine ne tik, kad sėdim džakuzi voniose ten ar pirtelėse. Keletas mūsų neregių, žinokit, plaukioja, jie įlipa į plaukimo takelį ir plaukia pirmyn atgal kokį kilometrą. Mes dar mėgstame žygius, einam pasivaikščioti. Šį pavasarį dalyvavom Kamino Lituano organizuotame respublikinėme žygyje, mes nuėjom 13 kilometrų kartu su visais žygeiviais. Dalyvaujam miesto renginiuose, šventėse, ateinam su savo atributika, su savo kepuraitėm, su savo vėliavėlėm. Tiesiog mes esame žmonės ir tikrai norime, kad mus laikytų žmonėmis. O metų gale, kaip minėjau, tikrai labai daug lankėme švenčių, renginių įvairiausių. Tai netgi jeigu Palangos mūsų mylimas, gerbiamas meras Šarūnas Vaitkus priėjęs prie mūsų visiems vyram ir moterim duoda rankas ir sveikinasi, ir vėl ta pati kompanija atėjo. Mes tokie jau matomi visur ir visur norime būti, kad mus pastebėtų ir žinotų, kad mes tokie esame ir nepasiduodame. Paprašysiu papasakoti ir šiek tiek plačiau pristatyti, kuo ypatingas yra socialinio dalyvumo projektas ir kaip jis prisideda prie geresnės adaptacijos aklųjų ir silpnaregių. Taip, socialinio dalyvumo ugdymo projektas tai yra vis nuolat laimimas neįgaliųjų departamento remiamas projektas. Ir šiemet vėl mes esam jį laimėję 3 metam, tai yra VŠI Pietvakarių centras, bet šitokio pobūdžio projektuose aš jau dirbu nuo 2011 metų. Tai yra tiesiog surenkama nedidelė žmonių grupė,
tarkim, iki 9 žmonių nedaugiau, ir jie kviečiami yra porai savaičių į Kauną, į VŠI LAS pietvakarių centrą ir mokomi tokių pačių būtiniausių socialinių dalykų. Tai yra mobilumas, orientacija, vaikščiojimas su baltąja lazdele, kasdienių buitinių įgūdžių, kaip tvarkyti savo daiktus, gamintis maistą, kaip tvarkytis higieninių visų dalykų. Toliau išmaniosios technologijos, tai ten pora mokytojų moko, kaip naudotis telefonais, kaip dirbti kompiuteriais, kaip naudotis kitas visas technologijas. Labai daug skiriama dėmesio yra psichologijai, ir individualios, ir grupinės paskaitos įvairios. Na ir dar visokiausių ten dalykų mes supažindinam su geraisiais pavyzdžiais, su neregių profesijomis, kalbam apie darbinį jų toliau lavinimą ir siekimą, kad jie pakeistų savo profesijas ar tas pačias gilintų, įgytų naujas, kokios galimybės Lietuvoje yra. Tiesiog daug bendraujam, vaikštom po visą Kauną, įvairios ekskursijos, susipažįstam su įvairiausiais sportininkais, menininkais, su bibliotekos galimybėmis, Lietuvos audiosensorinės, su visais kitais dalykais, kad žmogus grįžęs po 2 savaičių įsilietų toliau į savo filialo veiklą ir mėgintų kažką keisti savo gyvenime. Tai va, tarkim, šiemet mes turėjome tokias 4 grupės, viso praėjo 32 žmonės tokius mokymus. Na ir tas grįžtamasis ryšys paskui labai svarbus yra tai, kad tu tiesiog 2 savaičių bėgyje matai, kaip pirmą dieną atvažiuoja žmonės išsigandę, pasimetę ir galvodami, kad tik jiem blogiausia, kad jiem sunku, kad jie čia staiga neteko regos, ir kokie išvažiuoja susidraugavę, susitaikę su savo tą negalę, negandą, atradę naujus būdus, žinantis, kad jeigu Jonas gali, Petras gali, kodėl aš negaliu. Jeigu tas dirba, tas sportuoja, o dar trečias į parolimpinės varžybas važiuoja, kodėl aš negaliu. Ir jie pradeda visai kitaip žiūrėti savo galimybės, į savo tą gyvenimo kokybę. Ir aišku, ne 100%, visokių yra situacijų gyvenime, visokių yra socialinių negerų aplinkų ir taip toliau, bet didžioji dalis, žinokit, kardinaliai pradeda kitaip žiūrėti į savo negalę, į savo vietą va toj bendruomeniai ir išmoksta gyventi. Tai yra, tos 2 savaitės tai yra tikrai intensyvus darbas, ypač mums mokytojams, nes mes suvažiuojam iš visos Lietuvos ir kauniečiai dirba, iš Vilniaus atvažiuojam, aš važiuoju iš Palangos. Mes ten kartu su jais gyvename, mes tiesiog praleidžiam visą laiką kartu su jais. Ir tas darbas, va tas sunkus laikas yra atsakingas. Jisai atperka, kai tu matai grįžtamą į rezultatą, kai tau žmonės skambina, kai tau žmonės klausia, o ką man toliau daryti, kai žmonės sako, aš namo nenoriu važiuoti, nes ten yra bloga aplinka, aš noriu su jumis važiuoti, aš noriu važiuoti ten, kur būrėsi neregiai, kur dirba neregiai, kur gyvena neregiai. Tai va tų pavyzdžių yra labai labai daug, labai kiekvienas jautrus iš jų yra, bet tai yra galimybė žmogui toliau pradėti savo gyvenimą, su tuo, kas įvykę, susitaikyti ir toliau žengti į priekį. Taip, kad tikrai mes visada ir kviečiam, ir raginam, ir skatinam, ypatingai naujai sutrikus regai, naujai apakusius žmonės, būtinai praeiti va tokią mokymo pilną paketą, o tada jau grįžus į savo filialą gauti pagalbą savo filialę, nes kiekvienas, beveik kiekvienas Lietuvos savivaldybė turi savo filialą, kur teikiama pagalba neregiam ir silpnaregiam. Gerbiama Daina, ir jau pokalbio pabaigai kviečiu jūs pačią pasidalinti savo palinkėjimu ir skaitytojam, ir klausytojam didžiųjų metų švenčių proga. Ir taip pat, ką norėtumėte palinkėti, pasakyti tiem, kurie galbūt dar abejoja, galbūt nedrįsta prisijungti prie tokios puikios jūsų bendruomenės iniciatyvos, ir ką norėtumėte perduoti tiem žmonėms, kurie yra naujai susidūrę su regos sutrikimais ir nedrįsta kreiptis tiek pagalbos, tiek ir dalyvauti bendruomenės veiklose.
Taip, dėja taip yra, nes statistika rodo, kad Lietuvoje yra apie 15 000 žmonių turinčių regos negalią, mes tą skaičių maždaug žinom, o Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje yra apie 6 000 tik tai narių. Dėja, dalis žmonių gyvena savo gyvenimą, skaito, kad jiem užtenka tai, ką jiem valstybė davė, kad jiem davė neįgalumo pensiją ir taip toliau. Bet kaip aš sakau, mes visada esam ta bendruomenė būtent ir suburia žmonės viską daryti kartu, daryti daug ką greičiau, sužinoti visas galimybės daug greičiau, galų gale padėti vienas kitam. Aš apie tą atėjimą žmonių labai gražiai galiu konkrečiai papasakoti pačios Anicetos Bučienės atėjimą. Mes dalyvavome eilinėme Elvis bibliotekos, tai yra audiosensorinės bibliotekos pristatyme ir atėjo viena moteris, nešina jau gydytojo išrašo, nes jinai jau girdėjo per radiją reklamą, kad reikia to išrašo, atsistojo ir pasakė, aš noriu skaityti knygas. Tai buvo Aniceta. Aš atsisukau ir pažinau ją, aš ją seniau esu dar pažinusi, kol dar jinai buvo daug jaunesnė, kai jinai dar dirbo darbus, kai jinai dar gyveno visai kitokį gyvenimą. Ir jinai atėjo pati jau pasiruošusi, jinai buvo atvira tam, kad jai reikia pagalbos. Aišku, mes ją pasikvietėm pas save į bendruomenę, bet dėja ne visi taip ateina. Aš noriu tik paraginti visus, jeigu jūs blogai matote, nors ir dar neturite jokios regos negalės, arba jums jos nenustatė dėl amžiaus, ar dar manote, kad matote gerai, visada ateikit pas mus, mes pakonsultuosim, patarsim, pasakysim, ką daryti ir ko nedaryti, kur kreiptis ir kaip padėti, nes kartais žmonės, ne, aš dar matau, man dar yra gerai, nors jau matau, kad kojos nudaužytos, jau matau, kad kliūva už kiekvieno kupsto eidamas. Žmogus tarsi bėga nuo savo problemos, jis galvoja, kad juos išvengs. Aš visada sakau priešingai. Na, jeigu mes turime kažkokią bėdelę, atradę raktą, kaip savo padėti, mes, žinokit, ją įsprendžiam tą bėdelę. Mes galime daug greičiau ir kokybiškiau gyventi tą gyvenimą, turėdami tokią ir vienokią kitokią negalę, vienokią ir kitokį savo sutrikimą, galime ir pamiršti, kad mes jį turime, nes tam yra begalės visokių priemonių. Žmonės kartais apie tai nežino. Ir todėl visada kviečiu kreiptis visus į savo rajono Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos filialą. Visada galima skambinti man. Mano telefonas turbūt žino pusę Lietuvos ir kartais aš sulaukiu skambučių, pati nežinau net iš kur ir kaip, iš Zarasų, praeitą savaitę kažkas skambino, iš Radviliškio paskambino, aš dar kažkur. Na, tiesiog, kai žmonės ieško pagalbos, jie googlinasi, paprastai tą daro vaikai, artimieji, ieško kontaktų. Na, o kai Facebook'e rašo, belia kokiose grupėse, na, o kai žmogus pateikia klausimą tos pagalbos, tai žinokit, atsiliepia ir vienas, ir antras, ir trečias, ateikit, paskambinkit, mes jums patarsim, pasakysim ir padėsim. Ir tą nuotaiką aš noriu pasakyti, kad mes lygiai taip pat, kaip ir visi žmonės, laukiam gražių ateinančių švenčių. Visiems norim palinkėti tos bendrystės, gražaus bendradarbiavimo, pagalbos vienas kitam, ištieskim ranką draugui, kaimynui, jeigu žinot, kad yra šalia jūsų kaimynas, pažįstamas, giminaitis, kuris galbūt prastai mato, nebeižiūri skaityti laikraščio, kliūva eidamas už stulpo, atveskite už rankos, pakalbinkit jį, palydėkit į Kerčemę artimiausios aklųjų sąjungos, nes čia gyvena tokie patys žmonės. Na, o švenčių proga visiems linkiu pirmiausia sveikatos, skanių, jaukių, smagių, kvapnių ir visokiausių gėrio duodančių mums švenčių. Linkiu, kad būtume stiprus, kad savim pasitikėtume, o kaip ir sakiau, kad tai, ką mes turime, savo silpnybės panaudotumėm stiprybėm, kad mes galėtumėm dalintis ir padėti tokiem patiem žmonėm esantiem šalia mūsų. Labai dėkoju, gerbiama Daina, už pasidalintas patirtis ir už supažindinimą su jūsų kilniais darbais vardan aklųjų ir silpnaregių, gerovės ir didesnės socializacijos visuomenėje. O savo ruožtų noriu jums palinkėti stiprybės, ištvermės ir kuo daugiau skleisti ir taip pat ir gauti pačiai tos šviesos iš savo bendruomenės
ir noriu palinkėti, kad pozityvumas lydėtų visus ateinančius 2025 metus. Ačiū.